Labas rytukas, išsimiegojau normaliai, bet šiandien aš esu jau covered, nes kadangi esu baisiai nusivėlus, tai šiandienas tikslas yra susirasti vaistinį ir ten bandyti kažkokį nusipirkti porškalą nudegėjimų, bet pirmiausia nuvarysim kažkokį brančą paieškoti. Pusrytainį kokį nors susileisti savam. Tai vot, toks kol kas planelis. Dabar yra 10 valandą ryto ir jau yra 32 laipsniai. Tai aš kepo irgi su ilgom kelnėmis, su ilgom rankovėm. Bet kepti geriau yra negu vėl nusveilti. Atvariau į tokį kavelį su įtelį papusryčiauti. Pasiėmiau savo espresso tonikiuką 10 iš 10 ir pasiėmiau savo basic bitch avokado toast. Bet lašišas tikrai nepagailėjai, toks kavalkas, kas sumet. Liuks. Einu savo gatvę, bam, kažkaip sugebėjau nusiteleportauti į Paryžių arba į Mažeikius. Čia gal Mažeikius didesnė tikimybė. Sakykį vadinamą darbą vyks. Atvariau žodžiu, muziejų nacionalinį. Ir čia gan grįžta apie filmavimą, šneka, kad tipo negali filmauti savęs. Tipo negali fotkinti nieką. Bet aš man tik pamačiau mamutą skeletoną ir visokių dinozaurų kaulų. Tai I'm very excited. Iš tikrųjų 4-5 aukštų tas vis muziejus, tai aš jaučiu, kokios dienos praleisiu. Atvarau į muziejų, čia kažkoks renginys vyksta. Visokiai su kvietkom atei, čia kažkoks paveikslų, kažkoks konkursas ar kažkoks, nes tipo pilna žmonių sėda. Su kvietkam, su viskona, balionų pelna. Išėjau iš to muziejaus ir iš karto tik apsiniauti. Taip per sekundį laiką pradėjo lyti. Bandau pabėgti nuo audros, nes žmonės labai neaukas. Ir čia praėjant tokį biškį lietus, su žaibon, su perkūniai nubelda. Ir tada primst. Ir jau tą kelis karus, kokį 15 minučių tą eina. Tai vat aš visgi nusprendžiau nelaukti pastogų, o tiesiog sprintinti iki... Nes aš iš karto bakor nuvaryti pavalgyti, nes noriu dar šį vakarą biškį vėliau nuvaryti iki Koktobe, kas yra ten toks pačiam mieste su funikulierium, galiu užkelti, miesto panoramą pažiūrėti panašiai. Tai, jo, tenas noras. Bet geras naujienas bent teik, dabar, kuomet pradėjai tokį kažkokį audrą čartiną, aš čia, ko nežinau, atvėsa oras labai, nes anksčiau, kai buvau taip iki 3-4 laipsnė, tai man buvo šaks. Smunis kaklėlis tai nudegęs normaliai yra, tai, vėlyn, niek, galbūt ne per daugiausia, man čia apie 20 minučių pieško metį. Tai galimai atsigaivinsim, ką apsiniauti iš karto, nes tik išėjau, buvo saulėta, kol susivedžiau vos ne į Google Maps, suskorčiai iš karto apsiniauti. Tai jo. Ne, o aš aišku, tai neturiu juokti nei lietsargiaus. Tau lietpaltį, kol nusipirkau tą kelionę, aišku, palikau hostelį, nes rodė tiesiog, kad bus saulėta, karšta, dentikoje, ką man tasytės tau lietpaltį.
Yeah, right. Nieki dabar net neraško, čia turėtų būti kažkoks tas lytus. Tai gal praeis greta. Bet koks šalts lytus. Kaip gera šiap man tos nudegusius uodas. Gerai, kaip man čia dabar reiks praeiti. Kur šitą perėjau? Tai čia policija yra. Ar aš čia galėsiu? Koks okei, biški pradėjai lyti rimčiau, bet tikrai neteik, kad čia reikia tam baisę slėpti. Šitas vis toks galbūt labiau yra dertuintis iš puoto, bet viskas normalia. Jau užsidėjau kepką, nes biški nebei niek matyti, nesiek slin, bet dabar visai normalia. Visai refreshing. Jau, tik ne šitas šlamštas. Žodžiu, atvariau čia į tokį food courtą, bet mums toks smėris, tipo, kur ten šveistas išjunginėtas, tipo, davai vis tiek 6:00 pavakarį 3 valandą ir yra tiek dead. Čia tik gal 10 žmonių aplink vaikščio, porą ten tų veitų dirbu, tai pasiėmė už kažkokį ten tailandietišką restoraną, tenas Pad Thai. Tai žiūrėsim, kaip čia gausias, skanė, bus neskanė. Turim tokį variantą. Gal nežinau, atrodo gali pasivelnti. Mačiau, pasižiūrėkit. Dead. Atvariau. Žodžiu, aš galvojau, kad čia yra po vietinių kažkokį krautojai. Čia pasirodo ir korėjiečių krautojai. Ani čia tortos visas tipo mikrobangis, kad tipo pasidaryti savo bomžpatį ir panašiai. Ir čia yra pilna visokių tos sparnas lentynas ir su visom instrukcijom, kaip čia kom pasidaryti. Pasiėmiau tokį kaprysą nuo kopą ir dabar žiūriu, kokių čia yra gėrimų, nes visokių įdomių nematytų yra. Nice. Omega tiesiog genu. Matau, kad pilna bagamazų yra. Mes jam prasinešti, galbūt kokių lauktuvių atrasų, kokių nors magnetų, galbūt rasiu falo formos magnetai savo kolekciją. Jaučiausi biškį tokį overwhelmed. Šiaip tikėjausi kažko biškį mandresnį, bet čia daug visai ir tokių panašių dalykėlių, kur mes Lietuvoje galėjom rasti. Visokių čia šudnikiukų. Mag čia prat magnetų jo pasiieškoti. Bet tik tos keletos bagamazus, jie čia niek daug, ne. Gan daug visokių kičo. Visokių irgi mezginių nemažai yra. Šiaip tenas mačiau tokių irgi kaltų žaidų visai neblogų buvo. Tai galbūt reik prasinešti sprutinas, pasivėzėti, kas ten geresnė yra. Žodžiu, nusivyliau, nieko gero nebūtinas. Tai žaida kažkokie tokie iš giurkėnis, sakytinas, ale metals betonas ant krumpliaus bro užrašyta. Ar
arba ten koks nors doleriaus ženklas, tai žodžiu, nieko gero, nieko nenusipirkau. Magnetuką irgi visiškai gaidiški, tiesiog plasmasiuką atspausdinti. Tai jo, žiūrėkit, tik žiopsus. Bet jo, vis tiek bandysiu dabar dar, nes jau biškai prasigėdrėja, vėl gražus oras, varyti iki to Oktobę užsikelti ir tai šiaip gal su frakcionas prasinešti. Tai man visai patinka tokia idėja, bandyčiau autokritinas, gal ten bus daugiau tų magnetų kokių nors, reiks pasivaizdėti, bet ten nejaučiau, viskas bus belekik perbrandinta, nes irgi tokį turistinį veitą ten daugiau, tai bus belekik išbrandinta. Čia paniečia Kazakstane irgi labai priveisa visas peivelis, tai visur kolėnė, ten daug tų visokių praškiklių pridėjo atkeliai tom žolynus. Karoči, atvariau čia tau, nei to veit man nuvež taksus, vapšė čia biškai random, tai dabar XF ten, kur yra nevaikščioti ženklus, bet mes vis tik einame čia vis kažkodien ir kažkas tai, kad kvestionuočiau tų logiką. Tai jo, nes aš norėjau su to funikulierium užvažiauti, bet tipo apšė pasirodė kito veito tos funikulierius yra. Tai čia dabar tipo arba berek peškom bandyti, bet vienas kels uždaryts yra, arba pirkti, kad tam su autobusu užvežtam. Kas yra šūdų malūns paskutinis. Tai aš jam peškom nelegaliu keliu. Šiek tiek privesta tiesiog. Yra tai nevaikščio džunklą, bet well. Tiesiog gente pašalia. Mašinų važiuojam. Dabar suprantu, kodėl čia dažniausiai visi tau arba funikulierių, arba autobusą. Nes čia apie kiek kalną reikia lėpti. Mano beškų pompa yra. Ir dar su tos oras kondiktas nupylė tokį liūtis. Dabar nelyn. Bet neaišku, kad vėl pradės. Bet čia vis sakome, su tiems turėtum gražiau būti. Nes visokiam tam švieselėm dega. Tai reiks palaukti. Šiaip nelabai ten norėjau šiandien dar haikinti. Nes man pavakar dar tave baigoj sulysti sobinį. Nu žiūrėkit, kur čia kažkoks Tokyo Tower Kazakstane kažkoks bus. Tai tikėkimės, kad bus čia verta lėpti tau kalną. Gražia, bet pasak koks jas omega. Vėjas nupūstas. O čia labai žalus miestas atrodo, iš toliai net tai kalną fon rūkė pasislėpę. Ir aš čia man nusifotkinti, aš pasitrauksiu iš vaizdo, kad netrukdyti vyriokam. Bet jo, dar reik toliau kopti aukščiau į kalną. Ok, atvariau, man biški pompa, bet čia vyks vakarėlis visas, tipo. Aš realiai turėjau daug poros dalykų, apart pasiveizėjimą, tiesiog kaip čia viskas atrodo. Aš also noriu ant Ferris wheel'o nuvaryti. Ir to pačiu kažkur turbūt tas toks rollercoasteris, kur tu padaut per tos visokius, ten žinai, žemės pasivažinėti, daug gazą. Tai ten irgi norėčiau nuvaryti. Karo, čia kažkaip vapšė gaidienį paskutinį yra. Norėjau su tau
roller coasterių pralėkti. Karoči, atei kažkoks babūnis, pradės nustūmė nam iš eilės apšė. Čia vas kur stovau. Kažkom pradėjo manis tipo tinas rėkti, aš toks stoviu nesupratus, kas čia vyksta. Jo. Kažko neraботает, ar aš tokį, oi, what the fuck, apie ten šnekat. Po to iš kažką tenas fast coaster neraботает, kažkas ten tokį, ir aš tokį, oi, gerai, до свидания jau. Ir jo, žodžiu, sugadin mane į nuotaiką, tos bobos spektas. Ir, žodžiu, pasivakščios, suvenyrų nusipirksiu, kokių jeigu ras, į gerą bus. Nes šitai užknes mane. Tai veik, nes čia pradėjai išvažinėti žmonės. Aš nesuprantu. A čia manim apskena, kas yra? Galimai bus, kad lėksiu nieko nepešus, nes nis to funikulierium pasivažinėjau. Man išvažiavau, aš čia peškom lipau. O čia tas roller coasteris, o čia vat varytom. Tokias vat reisas, tai čia visai fun būtum. Tai vat, jeigu į tas neveikti, bus liūdna. Bet gal reik bandyti to Ferris wheel'ą užlepti. Gal ten didesnė sėkmė manęs lauks. Magnetą vesti baisus. Ir čia 500, tai čia nu apie eurus. Čia tai biški da pigesnė. Tai gal visai sik. Kur tu buvo sukinėje susakė. Viskits. Nieko gero nėra. Gal čia globtūrė rekord. Bal laiką parvežti arba laikrodį. Aš sakau, nes nepatink mane čia. Tik atvariau iš karto, man kažkaip nuotaik nesąmoningai palieka. Čia man per daug žmonių, per daug lermas. Visi kažkai nervuoti, stumduos, da kažkas, neįled man šito roller coasterį. Čia prie bilietų net nepriledu. Dar reik cuktuk šauti. Vaikiškai. Nu, bet jau, okei. Gražio veito yra, bet čia grinai jau tusko pasankai varydam. Kiek jau čia ir to viso gerumo. O čia būtum bajeris. Lajų takas. Kazakstanietišką pabandyta. Visai gal ir sik. Spronda nusuk. Ai, bet čia vaka tokie vakščio. Čia greičiausiai yra ne mano svorio kategorijai sutverta. Pakėlė čia tau sceną, galimai čia vakarėlis kažkoks, koncertas bus. Reiks pasiveizėti, pasilikti, kas čia geresnė. Visgi nusipirkau to bilietą, palaukiau, kol biškai atsilaisvins. Tokia, sakau, tos aspektas bobas mes. And I got it. Bet sakė, kad tas roller coasteris valandų laiką dabar kažkas tam yra, tai tipo, kol kas neveik. Sako, aš tau galiu bilietą parduoti, bet sako, tau reikės valandų palaukti. Ir aš tokį, okei, give it to me. Bet dabar tame tarpe, aš esu Ferris wheel'e. Tai jo, reikia pasižiūrėsim, kaip čia viskas bus. Oi, čia netyro, lungą atidaryti. Okei, domina. Ir tada, jo, galėsiu su to funikulierių nusileisti vėl į miestą. Tai va, tokias naujienas, tai čia reiškia, aš su to roller coasteriu, kuomet varys, bus su teme. Tai bus tai visi ledą įjungti, kur pamačiau ten per nuotraukas krūtinas. Tai irgi sik visą turėtum būti, bet jo. Čia belekiek brangus tas bilietas buvo, toks nesąmonė, čia toks scams šiaip yra.
gavos 30 eurų už to, kad, nu, tipo, nu gerai, tai aš pasimėjau kombo, nes kita būtent dar brangiau gavus, bet, tipo, tai, tipo, pirmyn atgal su to funikulierium, Ferris Wheels ir tas roller coasteris, tai 30 eurų. Bet aš tikiuosi ją pačilesu, nes aš kažkom užlipau to viršų. Bet jeigu būčiau ėmusi tik tas įbeina į apačią ir to roller coasteris, to Ferris Wheel, tai būtum dar brangiau gavęs. Tai žodžiu. Bet užtuot kokie vaizdeliai. Visai neblogs tas Ferris Wheels. Pasirodė čia dabar karaoke daug, bet kam dainuoti, ale. YouTube мінусовка це YouTube табар. Енді тоғжаны бір қошымет көрсетіп, қолда тұрыңыздар, да поддержи. Čia žodžiu daug prizus, kas tu pavara karaokės dainuoti. Gal reikia mane nuvaryti kokius 3 milijonus šauti tada, kur. Ne, čia belia koks bairis čia yra. Vėl lyg pradėjai kasyti bišį nesąmonį, bet niek. Gyventi gal. Šiaip. Gražiai čia yra, nu toks grina palonga tokia. Bet, jo. Visai jaukinga. Galvoju, jeigu reikia kažko pasiimti užkundos kokios, tai po ims čeburieką pakaštauoti with meat. Su kokį meat, neaišku, išsiaiškinsim. Gal tokių fritkų dar. Pasiėmiau 2 čeburiekus, gal visą bairis bus sukapuoti, pažiūrėti, kon vietinė čeburieką rodo. Tai toks vaizdėlis. Muzika yra, kuo daugiau reikia norėti. Karoči, sakau mani daugit 2 čeburiekus. Saka, teikavai, aš tokį jo daugit išsinešimau 2 čeburiekus. Ką atrodo, man 2 čeburieką išsinešimau. Lam reikia sukapuoti dabar viskom. Tas vaks kaip jaukinga dainon, tai pro šalį vara. Tai jau padarysim čeburiekų teist testą. Blemba karštą. Kaudavams reik valgyti. Kokį įdomu. Aš negaliu, tas vaks kaip jaukinga. Kol kas tos mėsos nerasta. Biški barba monta, sriuba, čeburieka. Prafraškus. Pati skūra čeburieka, ta tešla tai permatuoma, tipo, šveit. Plona, tai reiškia apskanus čeburieka. Tik vis dar iki mėsos nepriejau. Šiaip dabar, ką paklaustumėt, kaip turi atrodyti čeburiekų mėsą, aš net neatsakyčiau. Bet ten tokį violetinę rūžavą yra. Ir aš nežinau, ar čia taip turi atrodyti čeburiekų mėsą, ar tiesiog ir nedakepta. Nes aš irgi nesuprantu. Nepasakyčiau, kad labai gražus, kad nepasakyčiau, kad labai skanus buvo čeburiekų. Bet
Ryt pusryčių turu. Einam dabar pasiveizėti, ar veik mona kasa rollercoasteris. Gerai, aš jau pasikūriau biškį. Uns. Enuelis su tais rollercoasterį prasinešti, bet lemba lynu. Tai nežinau. Tikus nepamest telefoną. Automatic. Saka, kiš telefoną, neleido filmauti, bet aš ir suprantu, kodėl. Aš būčiau tepęs tikrai dienus to savo mobilką tuoliai. Tuolintukės greitės mumis aplakėna, jūs nepriimatat. Bet ką fainė, labai patiko. Jau pabiški šalta, pradėjai daryti įsilyn daugiau, tai man atrodo pats laiks varyti namučio. Bandom pasigauti to funikulierių ir važiuoti. Дорожка до Канадан барбы. О, световые чекалятыры. Үч чекалятыры. Bu şehirde yaşayanlarda. In 50 meters, cross the road. Žodžiu, pagrįžau aš iš to kalną. Ir kažkodėl sugalvojau peškom numei pareiti. Iki savo hosteliaus. Nes jau kaip išvas sulėjusius. Bet žodžiu, nes nuo tos veitas, kur mane tas cable car paleido, iki mano namų yra apie 4,5 kilometrą. Ir dabar, kadangi, biški toks dušneks yra, bet nebija bent jau plus 3,5 biškio vėsesnė temperatūra, tai bent jau yra įmanoma pagaliau vaikščiuoti ir nešunti savo pačios sultys. Tai dėl to nusprendžiau pareiti peškam. Plus, čia daugiausia per centrą reikėti. Žmonių ir šeštadienį vakaras, tai ir aš pat biški saugiau jaučiaus, kad nereikės naktim trainėtis viena patek kažkokias, tai tiesiog random rajonas. Bet ne, čia kol kas centriukas, žmonių pilna yra, labai fainai, tai jo. Atėjau tiesiog iš įdomam pasiveizėti, kas po kiek šnapštis kainavo Kazakstane. Nu tai va, eko vodka, puslitris, kiek čia yra? Nepilna 6 eurų už puslitrą. Atbaveizu, ar ne iš kokių nors biškį žinomesnių brandų. Zelionoje Markova. Irgi kaip 5 eurų. O čia ir teptos duonos su skirtingas skonės. Kažkas su kiaušinės, su čiliukas, su česnaku, su barbekiu skoniaus. Nice. Šiaip ir kas įdomi, kad čia ir tiesiog ten išaldytų daržovių skyrių ir yra visokių žuvais pirštėlių, tų krabų lazdėlių tiesiog sveramų, bet to pačiu čia yra ir koldūnų, tiesiog gali kokių nori įsidėti kiek nori.